Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport kazino lošimo automatai. Top Sport ruletė, Top Sport stalo lošimai. Top Sport lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Oh, hey, didn't see you there. You're about to watch another great episode of Zalgiris On Air podcast. But first, we have a quick message from our friends at NordVPN. Look, we know the internet's full of all kinds of threats, and with NordVPN, it can help protect you and your device whenever you're using it, let's say, traveling, in the airport, at hotels, even at cafes. And sometimes it's very hard to access any of your home content, but with NordVPN, you can change all of that with a snap of your fingers. Already interested? You can go get your NordVPN has special deals for all Zalgiris fans already in the comment section. Still here? Go and watch that Zalgiris On Air podcast. Sveiki, mėlyjeji žalieji balti, visi, kas įsijungia mūsų tinklalaides ir žiūri jas įvairiose platformose. Šiandien pristatome dar vieną vasarišką tinklalaidę ir jau turime mūsų svečią. Ką tik po treniruotės, ką tik po darbo Žalgirio arenos treniruočių salėje čia atvykusi Lauryną Birutį. Sveikas, Laurynai. Sveiki. Mes pakalbėsime apie daug įvairių dalykų. Laurynas turėjo įdomią vasarą, treniravosi ir su rinktine, dabar ruošiasi toliau su komanda, tas išankstinis pasiruošimo etapas. Na, o antroje šitos tinklalaidės dalyje Laurynas padės mums atsakyti į mūsų sirgalių užduotus klausimus, kuriuos buvo galima užduoti Žalgiris Insider platformoje. Ir tą antrą tinklalaidės dalį bus galima matyti būtent tik per Žalgiris Insider platformą. Na, dabar, Laurynai, žinai, tas tradicinis vasaros klausimas. Kaip tau vasara? Ar pailsėjai, ar esi prikaupęs jėgų, kad galėtum su savo tą sprogstamą jėgą pradėti visus darbus nuo pat sezono pasirinkimo pradžios? Ta vasara tikrai tokia pilna visko, buvo ir poilsio, aišku, po sezono keletą savaičių buvome ir išvykę pailsėti, paatostogauti, paturistauti šiek tiek. Na, po to pradėjau ruoštis, kaip tam rinktinį ten šiek tiek padėti, tai sportavom ir čia arenoje su Žalgirio treneriais, tai po to, sakau, 2 savaitės rinktinį, tai ten irgi pasirašymas, intensyvios treniruotės, o po to grįžau čia, šiek tiek dar porą dienų atsikvėpiau ir dabar jau sportuojame, ruošiamės individualiai. Žinai, mes apie tą rinktinę dar pabaigoje mūsų pokalbio prieš Žalgiris Insider prenumeratorių klausimus dar pakalbėsim trumpai, bet šiaip, žinai, visai neseniai kalbėjau su Arnu Butkevičium, sako, jis dabar gyvena naujais įsikūrimo naujose namuose rūpešiais. Tau kažko šią vasarą nebuvo, kažkokių naujų dalykėlių, naujų įvykių tavo gyvenime, ar ramiai pakankamai? Ne, kažkokių nebuvo, sakau, šiaip smagiai pakeliavom, sakau, tą kelionę mūsų. O kur keliavot? Daug kur. Užsibrėžę buvom nemažai, tai aplankėme ir Ispaniją, ir Italiją, ir Lenkijoje paturistavom, tai Lenkija, kas nustebino, labai patiko šiaip. Tai, sakau, buvom ir ne tik kad poilsinė, bet ir tokia edukacinė turėjom. Tai čia visas Eurotripas gavosi? Jo, tokia užsukom ten 10 dienų gerų, 11. Tai Lenkijoje ar prie kalnų varėt į apačią, ar kaip tik prie jūros iš čia? Ne, Lenkijoje buvom Krokuvoje iš viso. Ok, gražus miestas labai. Jo, tai ten ir aplankėm ir Druskų kasyklas, ir Aušvice buvom, tai ten žiauriai patiko. Ai, tai pilna programa, fainai. Jo, viską susidėliojom, tai toks buvo biški ir lėkimo šiek tiek, toks atrodo pailsi, po to vėl kažkur varai, bet toks, sakau, gavos pilna įspūdžių, gerų įspūdžių, tai žiauriai patiko. O tai plauk, jūs su automobiliu varėt, ar tiesiog nuskridot, ar kaip jūs? Su automobiliu važiavom iki Krokuvos, palikom automobilį, skridom tada į Ispaniją, Italiją, grįžom ir tada dar Lenkijoje paturistavom. Po to dar grįždami Beyoncé's koncertą stabtelėm. Tai va, po truputėlį iš tavęs išpešam. Beyoncé's koncertas buvo, ar ne? Ja. Patiko? Jo, patiko žiauriai. Šiaip pirmas toks abiems su žmona buvo toks didesnio tokio atlikėjo, kaip toks didesniam stadione koncertas, tai žiauriai viskas patiko. Žinai, kai dabar koncai vyksta aplinkui Lietuvoje, pavyzdžiui, Taline, nes jinai buvo The Weeknd, ar ne, ir kitose aplinkinėse valstybėse atvažiuoja tų labai didelių atlikėjų, sako, kad labai daug lietuvių sutinka tuo metu ir pažįstamų net. Beyoncé's koncerte, aš įsivaizduoju, ir tu lietuvių sutikai, ne? Nemažai. Aš mačiau, kad buvo pažįstamų pagal ten Instagramo stories, bet kad sutiktai ne, bet sakau, praeidami ten link to stadiono, tai
kas antras vos negirdisi šneka lietuviškai kažką, nu, visur lietuvių ta kalba ir mieste girdėjosi ir prie pat to stadiono. Jau kur, bet lietuvių visur tikrai atras. Žinai, Laurinai, aš galvojau prieš ruoždamasis šiam pokalbiui, apie ką mes galim pakalbėti ir paskui supratau vieną dalyką, mes dar nebuvom susėdę pasišnekėti su tavim tinklaladėje ir labai norisi apie tavo kai kurios karjeros aspektus pakalbėti. Ir pirmas dalykas, kuris ir man yra aktualus, ir mane liečia ta kairė ranka. Tu gali papasakoti savo kairės rankos istoriją? Ar tu esi natūraliai kairė rankis, ar tiesiog eigoj buvai išmokyta žaisti kairę ranką, nes čia, man atrodo, yra kažkokia istorija, ar nelabai? Čia buvo jo, tai šiaip apie buvo 14 ar 15 metų vienoje stovykloje, tai... Čia vakaime dar buvai, ar ne? O dar prieš, Jo. tai vienas treneris ten su mano agentu, nežinau, kažkaip pasiūlė, kaip, pasiūlė labiau nusprendė, tipo, pabandyti su kairė, nes mano su ta dešinė, ir su kairė tas nėra metimas kažkoks labai geras, bet su ta dešinė iš vis būdavo kitaip, tai, bet nežinau, kodėl taip pagalvojo, gal aš tą kamuolį kairę imdavau dar kažką, bet šiaip po to esu atradęs, ten tėvai rodė vaikystės ten kažkokius video, tai aš tarkim ten mažas tas kamuoliukas, ten visiškai vaikas, aš viską imu jį su kairė ranka, ten kažką. Bet šiaip tu dešinį rankis natūraliai, taip? Ne, tai va su kairė. Aš vaikystėje, bet aš tokius dalykus, ką esu, kaip pasakyti, mokytas, ten mokykloje, tarkim, rašau, tarkim, su dešinė, tokius darau su dešinė. Bet šiaip, sakau, man nėra kažkaip labai didelio skirtumo, ten kairė dešinė kažką daryti. Bet, žiūrėk, bet tavęs mokyklai nieks nevertė rašyti, ar ne, su dešinė, ar ten aš nepamenu, tai va, ta mokykla, darželis, ten, kaip buvo jau taip. Ok, tai dabar, kalbant apie tuos tokius būtinius dalykus, tu gali rašyti abiem rankom, ar ne? Ne, rašau tai dešinę. Rašai dešinę, ar ne? Gal su kairė pasipraktikausi irgi, manau, išeitų. Tai, žodžiu, tu natūraliai tą krepšinio kamuoliuką, paskui kamuolį imdavai kairę ranką, bet pradėjai su dešinė mėtyti, aš kaip suprantu. Jo, kažkaip taip. Nu, matyt, gal nebuvo tokio kaip ir, nežinau, to akcentavimo, gal tokio, kur aš buvau, to... Gal visi dešinė, tai ir aš dešinė, žinai, imu, tai ten nenori gal išsiskirti, žinai, ir taip gavos kažkaip. Aha, ok, tai žiūrėk, tai ateina kažkoks treneris, jis pasiūlo iš pradžių tavo tėčių, ar tau iškart atėjo ir pasiūlė ar tavo agentą, kaip ten buvo ta istorija? Ne, man, mes ten tiesiog buvo tokia kaip stovykla ir tiesiog sportavom ir, nu, tokį kaip pratimą pabandėm, žinai, ten vieną kitą ranką ir toks, jie sako, o, blema, kairė, žinai, nu, visai kitaip, žinai, tas kamuolys juda dar kažkas, tai... Pabandėm, taip gavos, sakau, po to tas metimas, sakau, mano šiek tiek gal nusimušė, aš tą ir operaciją turėjau, ten mažiau ir mėtydavau, Ispanijoje šiek tiek tą buvau, kitoks tas žaidimo stilius nereikalauja manęs iš to, tai biški nusimušė. Bet tai tada kiek užtruko mėnesių, nežinau, kad tu tą kairę ranką pajungtum į tokį lygį, kuris tave patį jau pradėjo tenkinti, matydavai, kad kamuolys dažniau tą tinklelį skrodžio ir tave, nu, pats matydavai, kad tai yra rezultatai su ta kairė ranka. Ne, sunku tikrai buvo pradžiai, ten irgi gauni tą kamuolį, meti kairę, iš eigos gauni, po to jau žaidime, žiūri, su dešinė paleidai, tai toks... Persimušė, ne? Jo, bet sakau, aš dabar kiek girdėjau, tai yra tų žaidėjų, kurie tikrai irgi, tai mano dar gan ankstyvas amžius, tas buvo ten 14 metų ar 15, nepamanu, bet... Kiti ten mačiau, yra ir 20 kažkelių, ten yra pakeitę tos rankas ir išeina į gerą kartais, nu nežinau, bet čia tokie eksperimentai, jo. Aš esu girdėjęs tokią vieną istoriją, bet čia labai labai seniai būdavo toks žurnalas Krepšinis, gal pameni? Jo, Tai esu ten skaitęs, kad buvo toks žaidėjas Ricardo Pitisas, kuris dėl kažkokios būklės dešiniai rankoje buvo priverstas mesti tiesiog kairę ranką ir jo procentai pakilo. Tai, nu, aišku, jis liko prie tos, ar ne? Ir jis tikriausiai liko prie tos kairės rankos, tai va, tai kažkas va tokio. Gerai, kalbant apie tavo trenerius, mes dabar žinai pabandysim tai prabėgti pro tavo visą karjerą, tai jeigu taip imtume nuo NKL lygio, ar ne, žaidėjai pas Tomą Masiulį, žaidėjai pas Virginijų Šeškų, tada buvo Antanas Reika, Jasikevičius, Šeškus vėl, ar ne? Ne, buvo Šernius. Šernius, taip, Šernius, nes grįžai Prienus jau pas Šernių. Ir Mončio Fernandes iki Kazio Maksvyčio. Tai sakyk, iš tų visų trenerių, kuris tu galvoji, kad, čia nelyginant trenerių, neprašau čia reitinguoti jų, bet kuris tu galvoji, kad geriausiai suprato, apie ką yra Laurynas Birutis ir jo žaidimas ir tą potencialą tavo sugebėjo geriausiai atrakinti? Visi labai skirtingai, visi bandydavo, sakyčiau, kažką rasti manyje
gal kartais ir naujo, pagal savo žaidimo stilių pritaikyti ir mane, bet tuo pačiu ir suteikiant man kažkokios, kaip pasakyti, naudos, kažkokio naujo, nežinau, aspekto žaidime. Tai tas, sakau, visi treneriai tikrai davė nemažai, tikrai daug. Tomas Masiulis davė, tikrai, nežinau, dabar nebuvau su juo kaip ir susitikęs, dirbęs su juo, bet Dubleris tikrai buvo labai didelis krepšinio entuziastas, tikrai turėjo, dabar suprantu, kad turėjo tikrai gerą krepšinio supratimą ir iš mūsų to dublerių išsireikalavo, ką manau ir parodo tas, kad iš mūsų tų metų dublerių kartos, ten nežinau, vos ne visi žaidžia LKL ar aukščiau. Čia geras pastebėjimas, iš tikrųjų. Jo. Nes ten, sakau, mūsų komanda, galiu pavardinti, tai buvo aš, buvo Echodas, Varnas, Velička, Miniotas. Valinskas buvo, ar ne, irgi? Valinskas buvo, Sajus, Gytis Masiulis, Kristupas Žemaitis. Tai, tokie žaidėjai buvo rimti. Visi dabar žaidžiantys tikrai aukštam lygiai. Taip, gal dar kažką net pamiršau, nežinau. Bet čia, žinai, atsidarytume jo, bet... Tai Tomas Masiulis, ar ne? Ar tu sutinki su to nuomonę, kad Tomas Masiulis vertas būtų galimybės pabandyti užsikabinti ir, tarkim, aukštesniam lygiai kaip vyriausias treneris pabandyti? Nes kol kas jis dirbo tik tai su dubleriais. Tikrai taip, manau. Tikrai manau, ir jisai kiek metų prie Šaro buvo asistentų. Tai manau tikrai pasisėmė tos patirties, aišku, neaišku kokie jo norai, bet aš tikrai tikėčiau, kad jis būtų geras, galėtų būti geras vyr treneris. Tu pasakytą labai įdomią mintį ir norėčiau, kad paplėtotum ją. Sakai, kad kai kurie treneriai kažko bandydavo naujo atrasti ir pritaikyti tavo žinimai, įneš naujų spalvų. Prisimeni kokį nors trenerį iš savo profesionalo karjeros, kuris atėjo ir sako, kažką tokio pasakė, kad dabar norėčiau, kad tu tai darytum aikštėje, Laurynai. Buvo tokių pasiūlymų? Antanas Šireika tikrai reikalaudavo, skatindavo mest tą tritaškį metimą iš toliau, tai tikrai Šiauliuose, kai buvau, tikrai ir išmesdavau daug tų tolimų vidutinių ir tritaškį esu įmetęs. Tai... Šitą irgi esu pasižymėjęs, kad Šiauliuose esi pataikęs tritaškį. Tai Antanas šiaip labai skatindavo su tais tolimesniais metimais būtų tokių universalesnių. Nežinau, kiti treneriai irgi savo dabar kažkaip neįkrenta į galvą, bet tikrai turėdavo savo irgi kažkokių idėjų, minčių. Šitam sezone, ką mes matėme tave sugrįžus į Kauno Žalgirį, tu žaidži daug paustę, žaidži nugarą, daug driblingo dar pradedant iki pausto prieigų ir tada jau varžovo įveikimas iki pat iš po krepšio. Kuris iš trenerių iki tol tavo karjeroje irgi labai akcentuodavo tą paustą? Ar absoliučiai visi, ar treneriai, nežinau, kiti treneriai, kaip Antanas Šireika, pamiksuodavo tavo žaidimo variacijas? Visi, sakyčiau, kažkaip ir Dubleris jau nuo pat pradžių ir, sakau, Tomas Masiulis jau skatindavo žaisti tikrai ir, sakau, mes su vienais metais paskutinis buvom su Gyčiu Masiuliu, tik tai likę ten iš didelių, tai irgi daug žaisdavom tikrai paustę, tai nuo to laiko kažkaip tas visur, nežinau, ir žaidžiu, kaip sakant. Prilipo, kitas dalykas. O su tais driblingais, taip. Tai irgi tiek Tomas Masiulis, tiek Jasikevičius sakydavo į galvą, yra idėja, jeigu niekas neateina padėti, tai tu gali, kad ir 10 driblingų daryk, kiek nori, jeigu neateina pagalba, tai tu, bet viens prieš vieną labai sunku, bendrai yra atstovėti, jeigu daug driblingų. Nebent labai, nežinau, fiziškas gynėjas ar kažkoks, bet tu vis tiek kažkiek artėjai link to krepšio. Stumiesi, kol tą savo tikslą pasiekė. Norėjau paklausti tavęs apie tą įspūdingą sezoną Šiauliuose. Tu tapai lygos MVP, tapai geriausių jaunuojų lygos žaidėjų. Iš tikrųjų, nedaug yra tokių atvejų lygos istorijoje, kai vienas žaidėjas susižeria tuos visus titulus. Sakyk, iš tos komandos mes pamenam, kad joje buvo ir Donatas Sabeckis, jūs ten apskritai buvot tas Džono Stoktono, Karlo Malono, kartais vos neduetas, kur dar... Reikia tai vadinu, man atrodo, kur jūs savo tą pick and rolliuką sukdavot, lobai, aukšti perdavimai, atako žemė oras, bet buvo ir Nikas Zaislovtas, buvo Kristupas Žemaitis, net Karolis Lukošiūnas tuo metu jau žaidė irgi Šiauliuose trumpai. Pabaigoje sezono prisijungė prie mūsų. Tai kaip tu manai, kas nutiko, kad ta komanda taip gerai suklikino ir jūs netgi buvote metę labai rimtą iššūkį Panevėžio Lietkabelį play-off'uose? Mes iš vis ten gale sezono, man atrodo, buvom labai gerą bangą pagavę, nes mes pradžią sezono taip pradėjom labai prastai, ten, nežinau, iš 10 rungtynių gal ten 2 buvom laimėję, kažkas tokio, bet po to, nežinau, kažkaip visi rado tą savo vietą, savo rolę,
aišku, buvo ir daug tų pas mus, kaip pasakyti, naujokų LKL, tiek užsieniečiai, tiek lietuviai, tiek kiti iš nacionalinės, tiek kiti gal buvo žaidę LKL, bet neturėjo to tokio realaus šanso, tai to laiko reikėjo, bet sakau, gale tikrai buvom pagavę, manau, labai gerą formą tada ir metėm iššūkį daug, ir Žalgirį namie buvom nusiėmę. O tai pamenu. Jo, tai ir Lietkabeliui ten paskutinės rungtynės, tik tai, man atrodo... 1 tašku. Jo, man atrodo, Peineris galėjo įmetę ir pralašėm. Tai va. Ten iš tikrųjų Lietkabeliui taip pakutenot padus ir prieš tą seriją, aš pamenu, kalbu buvo, kad Šiauliai, va tai yra komanda, kuri būdama žemiau reguliarkiai, gali pabandyti paimti Lietkabeliui. Jūs patys tuo tikėjo tuo metu? Tikėjau, manau, aišku, ten, man atrodo, pirmos varžybos buvo, kad pirmas ar trečias, kad išvyko į vienas labai skaudžiai gavom, bet, sakau, namie užtikrintai laimėjom ir tas paskutinės šiek tiek pritrūko kelių taškelių, tai va. Šiauliuose žaidė tavo tėtis, Sigitas Birutis. Kai pats apsivilkai Šiaulių marškinėlius, jautėjai kažkokį tokį malonų jausmą, kad tėtis buvo toj komandai, kurioje iš tikrųjų yra legenda Šiauliuose, be jokios abejonės. Ir dabar tu pats toks, kaip perėmė fakelą savo šeimoje irgi. Buvo toks pasididžiavimo jausmas? Jo, tai tie patys vos ne kiti fanai irgi sakydavo, žinai, tavo tėtis žiūrėdavo ir tave žiūriu vos ne. Tai smagu būdavo tikrai ir tėtis tiek metų atidavęs Šiaulių klubui, tai tie patys ir iš trenerių, praktiškai su kitais žaidė, su Pauliukėnu, su Gedraičiu buvo, Sireika irgi buvo jo treneris, tai toks kažkas likė ir iš seniau, kaip sakant, buvo, bet žaidėjai, aišku, visi nauji, bet smagu, nežinau. Aišku, tėtis ten jau arenoje pačioje nežaidė, žaisdavo anksčiau ir toj Tauro salėje. Ten iš viso egzotika buvo, tu lankydavaisi tenai, ar ne? Aš dar mažas būdavau, bet aš pats moksleivių lygoje ten dar žaisdavau varžybas ir su Šiauliais esam keletą draugiškų žaidę, tai ten jo sakydavo, kad būdavo visko. Esu girdėjęs istoriją, kad net nuo triukšmo žiurkė buvo iš kur iškėlė. Buvo, sakė, jo. Per aikštę bėgiojo. Geri dalykai, geri prisiminimai. Tame sezone dar baigiant kalbą apie Šiaulius, žiūrovai grįžo tikrai į areną gausiai, nes būdavo tų sunkesnių sezonų, kai komandai nesisekdavo, prastesni rezultatai, žinom, rezultatui nesant ir žiūrovai nesirenka. Jautėt, kad tikrai sujudinot miestą tą sezoną? Jautėm, pradžioje gal nebuvo to tokio žiotažo, bet po to tikrai rinkom gerus skaičius, gal ten 3 lygoje buvo, man atrodo, iš vis ten po Žalgirio ir gal Ryto pagal lankomumą kažkas tokio, kad tikrai rinkosi daug žmonių, turėjom ir soldautą vieną, man atrodo, prie Žalgirį, tai buvo smagu ir pamenu dar paskutinės gal playoffų tada rungtynės prieš Lietkabelį, tai irgi išdalino visiems geltonus marškinėlius, tai irgi buvo toks smagi atmosfera, gražus vaizdas toks ir tikrai jautės tos fanų palaikymas. Iš tikrųjų reikia pasakyti visiems, kad soldautai Lietuvos krepšinyje gal Žalgiriui yra įprastas dalykas, bet kitiems klubams tai nėra tikrai kasdienis. Net dažnai būna LKL. Ypač jeigu turi didesnę areną. Taip. Bet žiūrėk, tau buvo 21 metai, kai tapai lygos MVP, ar ne? 2018. Geriausias jaunas žaidėjas, geriausias dėl kamuolių kovojantis, metimų blokuojantis, 2 taškus taikliausiai metantis, daugybė epitetų. Jautai, kad pasaulis dabar po tavo kojom ir aš dabar viską užkariausiu, eisiu bet kur ir žaisiu gerai. Kokie buvo pasirinkimai tau tą vasarą, kur galėjai atsidurti ir kaip nutiko, kad galų gale Žalgirį atsidūrė? Ne, tai aš turėjau kontraktą, aš buvau tik paskolintas Šiauliam. Tai bet ar tikėjai, kad jau iškart esi Žalgirio lygio žaidėjas po to sezono? Pačiam atrodė, kad jo, bet atsimušėme realybę, kaip sakant. Aišku, man labai sutrukdė ir aš turėjau niekur, aišku, ir nebuvo ten labai skelbta, bet iškart po to sezono, aš gale sezono jau žaidžiau biškį, turėjau bėdų su keliu, pasidariau pirmą operaciją, ta rehabilitacija kaip ir atrodė pavyko, bet po to vėl prasidėjo tie skausmai, tai sakau, po pusės metų po pirmos operacijos turėjau antrą ir tada jau nežaidžiau 10 mėnesių, man atrodo. Ta antra operacija buvo sezono antroji pusė, ar ne, su Žalgiriu. Tai tu, kaip ir pats sakei, nebuvo daug tos viešos informacijos, kad kažkas yra ar ne su tavo keliu, bet tu ten žaidėjai per vargus, aš įsivaizduoju, per skausmus, per kančias bandydavai eiti į tą aikštelę ir Eurolygoje laužyti, ar ne? Būdavo jos, ten irgi po to buvo situacija jau šiek tiek
ta operacija galėjo būti ir anksčiau jau ta antra, bet buvo iškritę ir Kavaliauskas, man atrodo, ir Jankūnas ten kažkaip irgi, kažkas jiems ten Kažkam buvo. reikėjo žaisti vos, ar ne? Jo, tai bent LKL, kad šiek tiek poilsas suteikti Brandonui ar kitiem ten, tai toks buvo gal ir šiek tiek susitarimas, nu, sakau, bet ta pilna jėga, tai praktiškai tą sezoną ir nelašiau. Tai... Bet aš įsivaizduoju, žinai, visuomenė nežino visos informacijos, tu kaip lygos MVP atvarai Žalgirį, tu žaidi, tavo skaičiai galbūt nėra tokie, kokie buvo lūkesčiuose visų sirgalio akise. Ar buvo, nežinau, tokių sunkių momentų, kad, nu, velnės, nu, aš negaliu tiesiog žaisti, čia žmonės kalba ir taip toliau, ar tu stengdavais, nežinau, kažkaip atsiribot nuo tų kalbų, ar įlyzdavo kažkas į galvą tą sezoną? Buvo gal sunku šiek tiek psichologiškai, aišku, bet daug kas įtakojo tos ir žmonių kalbos, gal ir ta pati, nu, pat suprantu, kad nerodau to, ką galėčiau dėl tam objektyvių priežasčių, tai toks atrodo, norėtųsi, kad būčiau bent sveikas ir tada, jeigu matai, kad netrauki to lygio, tada, žinai, nu... Gali, žinai, galvoto, gerai, gal dar anksti, gal patobulėsi, gal kažkada grįši į tą lygį, žinai, bet toks, sakau, visų pirma, buvo svarbiausia, ką ir padariau, užsigydžiau savo tos skausmus kelio, tai ir, sakau, nuo to laiko kažkaip ir judu į priekį. Tada po to sezono, kuris buvo pažymėtas visom kelio istorijom, tu Prienus papildėjai, ar ne? Jau tada žaidėjai pas Mantą Šernį. Jo, aš baigiau reabilitaciją ten kažkur lapkričio mėnesį ir tada prisijungiau, kad gautų to žaidimo laiko. Tai čia, sakykime taip, savotiškas toks žingsnis atgal, kad galėtum žengti žingsnį į priekį, ar ne? Ar turėjai kažkokių kitų variantų nei Prienuose tuo metu pažaisti? Buvo ir kitų variantų, bet nežinau, kažkaip Prienuose galvojau, gera vieta, tikrai gausiu užtikrinti to žaidimo laiko, tai man tas buvo svarbiausia, kad pajausti, nes kas dažnai būna ir su ko pašneki po operacijų kažkokių, tas visų pirma būna kažkoks toks baimės jausmas, vis tiek daryta nemažai buvo ten, tai sakau, tai svarbiausia buvo tą įveikti, kažkiek pradžioje tas tikrai jausdavosi, išeini į aikštę, ten, nežinau, net žmona kartais tėtis sakydavo, tipo, irgi, tai ko tu nešoki, tipo, ten kažką, nu, tipo, sakau, nu, negaliu, gal skauda, žinai, toks atrodo, nu, toks psichologiškai kažkoks yra, nu, po to paimi, žinai, ten kitą dieną, žinai, o ten įdėdi, žinai, ten pašokia aukštai, nu, tai sako, va, gali, tipo, nu, tai toks, žinai, kažkoks biški užsiblokavimas ir psichologiškai, bet sakau, tą praėjau, manau, kiekvienam normalu, ten ypač po rimtesnių kažkokių traumų operacijų, tai normalus dalykas, manau. Paminėjai tėtį, apskritai dar šito klausimo nepaklausiau tavęs, kiek su tėčiu bendraujat, kiek aptarėt tavo rungtynes, tą visą žaidimą, vis tiek jis aukščiausio lygio buvęs krepšininkas Lietuvos krepšinio lygoje, netgi legenda, kaip ir kalbėjom Šiauliuose, tai kiek jis turi tų visų patarimų, kažką ką pasakyti sūnui savo? Tai tų patarimų kartais net per daug turi, bet... bet čia nuo mažų dienų. Bet čia normalu, čia su kuo pašnekė, kas tėvai žaidė ten, tai taip dažniausiai ir būna, bet sakau, kartais jau po tų varžybų nesinori net ir klausyti, kartais baigęs tos varžybos, tu tą dieną tiesiog atsijungi nuo krepšinio, tu net nenori ten labai analizuoti, ateis kitą dieną, žinai, vis tiek ateisi į komandą treniruoti, tu analizuosi, darysi video peržiūrės, tai toks, ties to dalykus stengiuosi labai neapsikrauti, po varžybų jau tiesiog, kaip pasakyti, negalvoti, jau neperdėt labai ten, ar sekės, ar nesisekė kažko, ateis kitą dieną, vėl viskas nuo pradžių, tai... Aš turiu to tokį hipotetinį klausimą, įsivaizduokim, Prime karjeros laikotarpio Sigitas Birutis prieš dabartinį Lauryną Birutį susitinka aikštelį. Tai abiejų pliusai ir minusai vienas prieš kitą galėtum pabandyti taip įvardinti tokią pamodeliuoti situaciją? Nu, aš labai jo nedaug mačiau, kiek jis ten žaidė. Nu, tik per video, kiek matęs. Tai... Tu už jį aukštesnis esi, ar ne? Jo, tai čia ir suvalgyčiau. Ant pausto, ar ne kamuoliuką duokit? Ja. Nežinau, gal jis būdavo vis tiek žemesnis, tai ir greitesnis realiai kažkiek, bet nežinau. Bet klausimas, ar veidų į krepšį Sigitas Birutis apžais su Lauryno Birutį, ar ne? Nemanau. Gerai, pasibandėm tokį minties eksperimentą, dabar galim pakalbėti ir apie tą tavo labai įdomų karjeros etapą Ispanijoje. Žaidėjai pas Mončio Fernandezą, kuris dabar Ispanijos krepšinio lygoje yra legenda, bet kokiu atveju, nes nuo 2010 metų treniruoja tą patį Obradoiro klubą, kuriame dirba ir toliau dabar su Mareku Blaževičium. Sakyk,
kiek treneris, tas Mončio Fernandesas, yra iš tikrųjų legenda dirbant su aukštaūgiais, nes aš dabar specialiai dar pasižiūrėjau prieš šitą pokalbį, jis yra dirbęs su Salah Meiri, prieš jam dar pasiekiantas aukštumas, kuris jie vėliau pasiekė, Realas ir taip toliau. Su Maiku Muscala, kuris ir dabar žaidžia NBA, su Maxi Kleberiu, kuris dabar žaidžia NBA. Jis atrodo prisilietė prie tų aukštaūgių, kurie po to labai sėkmingai nusitęsė savo kelią į aukštesnį lygį. Tai kur yra Mončio Fernandeso paslaptis dirbant su priekinės linijos žaidėjais? Sunku pasakyti, nežinau net, jis mėgsta tos tokius vidurio puolėjus išnaudoti tikrai, aš sakau, irgi buvau gerai, manau, tikrai išnaudojamas, tiek iš pick and rollo daug gauni situacijų, ten tiek gauni ne tiek, kad užsibaigimo, bet gauni ant kažkur baudos metimo linijos ir priiminėjai sprendimus, ar pats užsibaigė, ar numeti, žinai, į kitą pusę, ar handoffą eini, tai va, tokių daug situacijų būdavo sukurdo. Šiaip tikrai, kas liečia strategą, tai idėjų žiauriai gerų turi. Tai kažkas net yra sąja, kad Justas gal Greinys kažką apie trenerį, aš negėjom, kad tipo, prieš mus, kai žaidė su Jasikevičium, sako, va, žiūrėk, tipo, Jasikevičius jam sakė, tipo, vos ne, kad žiūrėk, tas treneris, tipo, turi gerų idėjų, sako, aš jį stebėdavau, tipo, kaip jisai ten, kokias jo taktikas. Tai sakau, taktikų labai turi gerų, jis ten, sakau, ir, čia vienetai tų trenerių įsibiję išdirba tiek sezoną išėlės, nežinau. Ir, sakau, dar ne pabaiga, kaip matom, tai aišku, ten tie rezultatai gal nėra kažkokie ten labai geri, bet, normalu, tas miestelis, tai, ten 80 000 ar kiek gyventojų, tai ten... Tai už Panevėžį mažesnis. Jo, tai ten to biudžeto, kaip sakant, irgi ACB lygio, tai, vieni paskutinių, kaip sakant, tai ten, bet... komanda, kaip taip žiūri, nebuvo iškritus, o matom, kokios komandos ACB ir iškrenta. Ta pati Andora buvo, Burgosas ten, nežinau, kiek pinigų žaidėjų buvo pakeitę tą sezoną, kai iškrito. Dar aš tada ten žaidžiau, tą sezoną Obradoire. Tai sakau, tai ir praeitą neblogą sezoną turėjo, šiemet į atranką turės į Čempionų lygą, tai bus įdomu stebėti. Bet iš esmės tame Santiago de Compostelos miestelėje Ispanijos kontekste, pavadinkim taip, krepšinis yra bene vienintelė tokia pramoga, kuri gali sutraukti gyventojus. Kiek ten telpa, pavyzdžiui, arenoje žiūrovų? Arenoje telpa apie 6 000, kažkas tokio. Tai būdavo, jeigu geresnė atkarpa ar kažkokia kaip pergalės, kaip ir visur ateina, tai būdavo ne pilna, bet apipilnė prisipildydavo jo. Ir Brioganas, būdavo ten didžiausias derbis, ten Lugo Brioganas, kur dabar Sajus su jo gėlo žais, tai ten valandą kelio, tik tai su automobiliu, tai tada prieš juos buvo pilna salė, man atrodo. Čia kaip Pasvalys ir Utena, Panevėžys Utena, Pasvalys Utena. Bet ten visai kitokio lygio derbis toks, sakyčiau, tai... Karštesnis. Karštesnis, tikrai. Ten jau toks ir patys tie kitose gal varžybose santūresni tie fanai, bet jau prieš juos žaidžiant, tai būdavo karšta, tikrai. Perkaskim gerklės Brioganą. Jo, ir pas juos išvyko, kai žaidėm, tai tikrai jų salė dar šiek tiek mažesnės, ten buvo iš vis žiauriai sunku lošti. Bet dar prieš tą sezoną pirmą Ispanijoje, visi mes puikiai žinom, kad Ispanijoje žaidžiamas tas labai greitas krepšinis, bek ir mes. Kiek, nežinau, galbūt tau buvo tokių pamastymų, galvoji, kad čia bus įdomu, kaip man čia pavyks adaptuotis prie tokio žaidimo, kuris apskritai ispaniško lygio krepšinis, tau buvo pirmą kartą toksai karjerai. Tai ar pradžia buvo labai sunki, ar teko išgyventi daug tokių, žinai, dienų, kai galvodavai, velnės, čia, tikrai bus ką veikti, kol pritapsiu. Tai pradžiai buvo pirmą dieną vos neatvažiavus, galvoju, kur čia atvažiavau. Nes pasiruošimas buvo, rinkomės anksti, nes taip nusprendė treneris klubas, nes buvo covidas tada, iškart po covido, tai nusprendė susirinkti anksti, kad tiesiog kiti gal daugiau laiko nesportavę, nežaidė, kad šiek tiek tą žaidimo ritmą pajus, ten su kamuoliu padirbėti. Yeah. Tai ten nebuvo jokių, kaip pasakyti, pasiruošimų labai, kaip čia būna kartais į stadioną, pradžiai ten kažkoks, o ten iš karto į salę. 5-0, žinai, derinukus, bet
5-0, ne tai, kad ten 50% ten ar kažką, bet iš karto pirmieną vėl visų greičiau, žinai. Pilna jėga varo, ne? Jo, ir tas detalės lyzdavo, viską norėdavo išsireikalauti, ten kiekvieną užtvaros kampą, kiekvieną ten, nežinau, nukirtimą, kol padarydavom gerai, tol darydavom. Tai sakau, treniruotės 2-3 valandas būdavo ir 2 kart dienoje vos ne tokios treniruotės. Ir sakau, buvo ir viena istorija, kad davė jau pabaigoje treniruotės pratimą, tiesiog padaryti iš savo situacijų tokių 4 kartus. Bėgi į vieną pusę, padarai tą situaciją, bėgi į kitą ir taip 4 kartus. Ir buvau 5 ten, keletą tokių jaunesnių buvo paėmę ten iš antros komandos. Yeah. Ir reikia iš tų 4 visus 4, kad įmesti, kad užbaigtų. Ir buvo 2 5. Tai tas pirmas 5 ten iš antrą kartą užbaigė, mes, nežinau, ten jau 3, 4, 5. O bėg toliau reikia. 3, 4 kartą darom, nes buvom ten, įmetam 2, prametam, bėgam, žinai, vėl. Ir po to paskutinis liko ir tas jaunas vienas, pamenu, išbėga ir paskutinį metimą iš pakrepšio prameta. O mes jau ten visi, žinai, jau tokie jau. Tai va ten buvo. Nebuvo pasinaudota kibirų pagalba, truputėlį skrandžio turinio atlaisvinti ar? Nebuvo, bet jau ten deguonės balionų trūko tikrai visiems. Pirmą sezoną užbaigiai patekdamas tarp 10 naudingiausių visos lygos vidurio puolėjų pagal statistiką žiūrint. Kaip tu manai, kaip tau pavyko taip greit prie to krepšinio priprast? Vėlgi kalbėjome apie tai, kad anksčiau nežaidai tokiais greičiais, bet sezonas pirmas buvo iš esmės fantastiškas ir paneigęs daugelį iš ankstinių prognozų, aš įsivaizduoju. Jo, bet nežinau, tas greitis, bet man jis gan buvo paranku, gal po to šiek tiek apsitryniau, pajaučiau tą visą, nežinau, ir į formą geresnį įėjau, tai pripratau prie to, plus ten, kaip pasakyti, tokių didesnių centrų, didesnių gabaritų, aukštesnių, tai yra daug ACB, kiekviena komanda vos neturi tokį, nežinau, ir 2-13, Jūsų falo atitikmenį, ne tokį? Kažką tokio, nebūtinai tokio ūgio, ten 2-17, 18, tas pats Pustovojus, tie kiti ten. Tai tų centrų yra tokių panašių, tai prieš juos irgi savo pranašumų turėdavau. Tai nežinau, kaip pavyko grįžtant prie to klausimo. Tiesiog žaisdavau savo žaidimą, įgavau gerą pasitikėjimą, gerą žaidimo ritmą ir, sakau, treneris tiek pasitikėdavo, tiek komanda. Vienu metu irgi ten buvom tikrai ir pergalės serijas net pradžio sezono, man atrodo, ten gerai pradėjom, ten 4 ar 5-0 ACB. Tai. Tu buvai ir mėnesio žaidėjas ACB, ar ne? Kaip tau pačiam jausmas tapti geriausiu mėnesio žaidėjo ACB lygoje, geriausiai vietiniai lygoje Europoje? Vos gavęs, tai gal nesupratau, kiek tai yra rimta. Dabar gal tik suprantu, taip ten, supratau po poros mėnesių, po keletos mėnesių, nes tada ten buvo gal pirmo mėnesį, bet ten buvo gal iš 3 ar iš 4 varžybų ten. Aišku, ten būna 5, gal kartais 6. Tai tas atrodo gal, nežinau, atrodo nesureikšminu, nes buvau gavęs ir iš LKL, o ten tų mėnesį MVP. Tai kažkaip atrodė, tuo momentu neatrodo kažkaip ypatinga, bet po to, kai permąstė, atrodo, wow, žinai. Toks vis tiek ta lyga yra žiauriai stipri, nuo tų komandų daug, tai tikrai smagu buvo gauti. Po pirmo sezono, ar buvo, nežinau, minčių ir tokių karjeros trajektorijos krypčių kažkur kitur keliauti, bandyti į dar aukštesnį lygį, ar buvo planas tiesiog likti ramiai dar vieną sezoną toj pačioj komandai, toj pačioj sistemai ir tada žiūrėti? Kažkokių gal pamastymų buvo, bet sakau, aš turėjau kontraktą 2 metam, tai taip ir viskas liko. Tiesiog užsibaigėm, jo. Tai gerai, tada tas antras sezonas statistiškai irgi toks pats sėkmingas kaip ir pirmas, atrodo tiesiog tęsi tą pačią sėkmingą liniją. Ir ateina Žalgirio pasiūlymus, ar ne? Ar ilgos buvo dėrybos ir kaip tau pačiam viskas iš šono atrodė, žiūrint į tą laikotarpį po antro sezono Ispanijoje? Kas buvo ant stalo pasirinkti, kur galėjai tęsti karjerą? Buvo tų variantų visokių, bet nežinau, iš Eurolygos, tai Eurolyga pasiūlė, tikrai buvo ir toks stimulas, nežinau, gal noras parodyti po to pirmo nesėkmingo etapo, kad, pabandyti, gal galiu, žinai, tai toks. Tai tas, manau, vedė mane čia pagrindę, nesakau, buvo ir kitų variantų, bet nežinau, Eurolygos tai tik vienas.
Ir mes kalbėjome, aišku, jau ne kartą apie tą tavo sezoną Žalgiryje, galim čia labai trumpai perbėgti. Įsivažiavai, įsibėgėjai ir aišku, visi žino tą istoriją, kai tu Jonathaną Mautley audėjai tą šiltą Vilną. Kaip tau pačiam tas ėjimas žingsnis po žingsnio Eurolygoje, truputėlį jau kitokioje Eurolygoje negu tada, kada tu žaidėjai, tu buvai visiškai kitoks negu tada, kada žaidėjai, kadangi ir keliai sveiki ir aukščiausio lygio žaidimas iš tavo pusės kokio karjeroje. Na, tuo metu, ką tu rodėjai Eurolygoje, nebuvo rodyta, žinai. Tai kaip tu pats jautėsi, adaptuodamasis prie to viso lygio? Neblogai, manau, pradžioje, aišku, ir to žaidimo laiko gal tiek daug nebuvo to pasitikėjimo, gal tokio daug vis tiek ta nauja aplinka, naujas turnyras, tie varžovai tikrai labai stiprus, tai tos, vis tiek tas jaučiasi greičio visas skirtumas, nežinau, viskas, tai užtruko kažkiek laiko prisitaikyti, bet sakau, kažkaip labai daug nepergyvenau, tiesiog dirbdavau kiekvieną dieną tiek su treneriais treniruotėse, tiek individualiai su Tautvydu Saboniu, tiek video peržiūros rodydavo, ką geriau galiu, ką kitaip galiu padaryti, sakau. Tai stengiausi eiti priekį ir tiek, ir tas visas atėjo, kaip sakant. Iš to pirmos Eurolygoje sezono, dabar jau žiūrint ir į kitą sezoną, žiūrint į šitą vasarą, kur tu dar jautei, ar jauti, kad varžovai dar kažkur tave baudžia, kur tu dar pats jauti, kad galėtum būti geresnis tam tikruose aspektuose, ar yra, nežinau, kažkoks žaidimo elementas ar aspektas? Ne, tai paėmus, tai tu realiai gali kiekvieną žaidėją, taip. Taip. Nėra tobulo žaidėjo, kaip pasakyti, kiekvienas irgi turės problemų kažkur, ar gynyboje, ar nežinau, ar puolime, ar ten sumetimų, ar koncentracijos kiti turi problemų ten kažkokių, tai sakau, tiesiog reikia pagrindę daryti, ką turiu, stengtis kiekvieną dieną ateiti su geru nusiteikimu, darbingu nusiteikimu ir manau viskas bus gerai. Kalbant apie tuos aukštaugius, su kuriais tau teko susidurti, Mustafa Falas, Valteris Tavarešas ir tas pats Kristas Kumadžiai, Sufa Falas, kuris iš tų varžovų tu jauti, kad kai ateina, žinai, kad čia reiks žiauriai daug pavargti. Yra tas vienas Tavarešas, ne? Tiek ACB būdavo, tikrai visai kitokio lygio žaidėjas. Tikrai, manau, galėtų NBA tam tikroje organizacijoje, jeigu rastų jam vietą, tikrai, manau, galėtų žaisti. Tai tikrai sudėtingiausias oponentas. Bet kalbant apie tą patį Tavaresą, tave turi Kauno Žalgiris, minėjau tuos labai aukštus vidurio puolėjus, kuriuos turi kitos komandos. Ir žinai, mes kalbam apie tą krepšinį, kuris neva modernėja, keičiasi, reikia tų daugiau mobilesnių vidurio puolėjų, bet man atrodo, kad Europoje tai nesikeis. Man atrodo, kad vis tiek bus poreikis tų aukštaūgių vidurio puolėjų, kurie yra aukšti, turi ilgas galūnės, kurie saugo savo baudos aikštelę. Ar sutinki su šitą mintim, kad Sutinku. Jūs nepakeičiami esate realiai? Čia, tikiuosi. Bet, jo, čia jau tas, nežinau, nuo Golden State'o turbūt atėjęs jau 10 metų tas keitimasis jau šnekos, kad nereikia smallballinsim ir smallballinsim. Jo, nereikia tų didelių, bet pažiūrė, kad visur tie dideli vis dar yra. Pažiūrėk Eurolygos, nežinau, finalinio ketvirto komandos. Kiekviena turi. Taip. Tą tokį, nežinau, gal ne Walterį Tavarešą kiekviena turi, bet aukštesnį, net nežinau. Ir tendencijos nekinta. Vienetai tų komandų, kurios žaidžia, nežinau, su dviem, kaip tu sakai, smallballiniais centrais, kad neturi jokio net ant pakeitimo to didesnio centro. Taip. Nebūtinai jis pagrindinis gali būti, nes aišku, mums didesniem gal irgi yra sunkiau ten žaisti 25-30 minučių, bet 15-20, manau, galim duoti naudos tikrai geros. Ir aišku, tada tu tą žaidimą varijuoji. Turi vieną tokį smallballinį centrą, kitą turi aukštesnį ir tavo žaidimas tampa su daugiau ginklų. Taip, nes tu turėdamas realiai 2 smallballinus, tu labai tampi vienpusiškas gal toks, kaip pasakyti. Ateis Laurinas Birutis ir užlaužtas. Gerai, pabaigai dar tavęs norėjau labai paklausti apie porą dalykų. Kauno Žalgiris turėjo labai santykinai nedaug pokyčių šitą vasarą. Atėjo 3 naujokai, Nasas Mitrulongas, Bredi Menekas ir Danielius Lavrinovičius. Kaip tu pats vertini komandos naujokus? Aišku, galbūt ne visus tikrai gerai pažįsti, nes kaip Bredi Menekas Europoje tik vieną sezoną yra apskritai dar žaidęs, bet tavo pirmas įspūdis apie juos? Aišku, dar sunku kažką pasakyti, dar ir patys jie neatvyko, kaip sakant, tai bus matyti ten iš tų highlightų kartais pažiūrėjus, labai sunku suprasti, prieš ką žaidėsi tik prieš Lavrinovičių, tai tikrai, manau,
geras vaikis, tikrai 4 ir 5 gali mums irgi kažkokios naudos tikrai duoti. Tai sakau, svarbu, kad dirbtų, bet tikrai manau mums padės irgi. O kiti žaidėjai, tai Eurolygoje su Metrolongu, aišku, susidūrėm, tai prieš mus irgi, man atrodo, Žalgirio arenoje gerai jis atrodo. Jo, tai bus matyti, kaip jie įsipaišys, visi 3 į mūsų schemas, kaip gal kažkoks, nežinau, aišku, tie 3 žaidėjai gal ir atrodo nedaug, bet vis tiek tas komandos veidas kažkiek koreguojasi, kaip sakant, vis tiek, ne tie patys lieka žaidėjai, kad visa komanda. Tai... O kitas dalykas, lieka labai daug žaidėjų iš praeito sezono, lieka beveik visa gynėjų linija, pasikeitė joje Isaiah Tayloras, Nazas Mitrulongas ateina, bet tau tek žais praktiškai su tais pačiais atako organizatoriais. Kaip tu pats žiūri tai, kad labai yra svarbi komunikacija tarp gynėjų ir aukštaūgių ir tu turėsi tuos pačius kolegas, kurie turės tau įvedinėti kamuolį. Čia didžiulį pliusą matai artėjančiame sezone. Jo, tai aišku, manau, kiekvienam smagiau žaisti ilgesnį laiko tarpą su tam tikrai žaidėjais, ypač dideliem reikia pajusti, nes dažniausiai tas pirmos savaitės gal būna, pirmi mėnesiai ten tos komunikacijos, tokio žaidimo supratimo kartais trūksta tarp didelių, mažų, nežinau, kartais ypač man būna ten, nežinau, per žemą pasą duoda, per kažkokį netikslų į kojos būna paduoda, tai po to jau po keletos klaidų jau kartais išmoksti ir ta komunikacija, geresnis vienas kitos supratimas tai ir ateina. Žinai, anksčiau buvo jaunesnis žaidėjas, galbūt ir būdavo sunkiau kažką pasakyti prieš vyresnius, bet dabar jau, žinai, jau tau 26 metų, tai bus jo, ir greitai visai. Tai gerai, iš anksto sveikinam su gimtadieniu. Ir jau gali ir pats kažką, atgal pasakyti prieš savo amžiaus žaidėjus, ar gal šiek tiek vyresnius, jau pajauti, kad ir pats velnių duodi gynėjam. Ne, gal velnių labai neduodu kažką, stengiuosi, jeigu kažkokią pastabą, tiesiog prieiti pasakyti kažkokį... Diplomatiškai, bet tiesiog dėl bendro, kad visiems geriau nuo to bus, kad vienas kitą geriau suprasim, ar ten, nežinau, pasakysi, kad ten perdavimą ten duotų, o ne ten, žinai, kaip pavyzdys, aukščiau, o ne ten į koją, žinai, tai visiems nauda bus ir man, ir jam, ir komandai, bendrai visą. Rinktiniai. Mes tą temą labai trumpai palėtėm apie tavo rinktinės pasirodymą. Šią vasarą tu kalbėjusi su Kaziu Maksvyčiu ir pasiekė tokį susitarimą, kad tu padedi rinktiniai, ar ne, tas porą savaičių, kol JV negalės padėti jai dėl NBA reglamento. Iškart priėmė sprendimą, kad nepretenduosi 12. Kaip ten nutiko? Ne, tai šnekėjom ir su treneriu, jis tiesiog paprašė, aišku, žinom tą situaciją, kad yra JV, yra Dimo, tai... Ten tokio, kaip pasakyti, trečio tokio, realiai panašaus stiliaus centro, tai net šitaip žiūri, nėra vietos, geriau pasimti kažkokį, nežinau, 4-5, kaip Gabas Maldūnas dabar bus. Tai kažkokį, kad tą žaidimo stilių pakeis, nes, tiek komandai geriau turėti tą įvairią pusiškesnį, kitokį žaidėją, negu jie yra, tiek pačiam, man, kaip sakant, irgi labai gal būčiau negavęs to žaidimo laiko ar kažko, tai tiesiog pasiūlė padėti, kol Jonas prisijungs. Tai sakau, tas 2 savaitės gerai viskas buvo, manau, ir aš gavau naudos pasitreniruodamas, šiek tiek 5-5 pažaidžiau tiesiog ir tas treniruotės kitokio stiliaus negu individualios buvo, tai ir man nauda ir jiem, aišku, padėjau, manau. Kaip tau iš šono atrodo ta rinktinė, surinkta sudėtis, jau turim, aišku, galutinį 12, matėme rinktinės draugiškas rungtynės, nežinau, ar visas matėjai, ar dalį jų, ir kaip tau atrodo tas apskritai žaidimas, susižaidimas ir tas bendras paveikslas rinktinės? Jo, visas stebėjau, tai aišku, toks buvo geresnių rungtynių, buvo prastesnių, bet bus matyti dabar jau prieš pat čempionatą, tai bus tas turnyras Taivane, tai bus matyti, jau gal tie krūviai treniruočių mažės, tai gal jau žaidėjai atrodys ir šviežesni, ir kai šviežesnė bus, tai gal visai ir kitaip atrodys. Dabar, aišku, tas pasirašymas, sunku pasakyti, bet šiaip tikėkime, viskas gerai bus. Kokį tu matai šitos rinktinės stiprybę? Ar, nežinau, matai kažkokį žaidimo aspektą, pagal kurią šitą rinktinę bus kitoms komandoms sunku įveikti? Tai kaip ir kiekvienas tas rinktinės kažkokios, aišku, turim po krepšiu milžinišką pranašumą, nes
turint JV, turint Dimo, tai nedaug kas gali juos užlaikyti. Tai tiek ir kitose pozicijose, ten tų, aišku, praradimų yra rinktiniai, kas nežaidžia, bet jų vietos tiesiog kiti užima, bet tiek pat tas pats Rokas Jokubaitis, po Barsos tų sezonų tikrai gali demonstruoti gerą žaidimą, aišku, jis dar irgi jaunas yra, tai tas... Mes dažnai pamirštame. Jo, nereikia iš jo, aišku, ir per daug perspausti, gali banguoti žaidimas, tiek ir kiti žaidėjai gali tikrai duoti, tiek Bendžius matom, kokių rungtynių turėjo fantastiškų. Tai kiekvienas, manau, gali iššauti tam tikrose varžybose. Ar šito rinktiniai, kai pats su jie sportavai, susidūrė, kažkiek gyvenai, jautei, kad tai yra ta alkanų žaidėjų iš esmės rinktinė, atvažiavo visi, kurie sutiko atvažiuoti ir taip toliau. Ir tie žaidėjai, kurie būtent yra dabar tam 12-uke, kai dar tu buvai, nebuvo to 12-uko, bet žinai to žaidėjus, kad jie yra, tie alkani žaidėjai, kurie, kartais bandys kompensuoti tai, ko jie neturi, būtent tuo alkanumu. Bus matyti, kaip sakant, bet sunku pasakyti, nenoris čia prisišnekėti, bet tikėkime, kad jie jau bus tos arkliukas, bet, šiaip ta Lietuvos rinktinė daug metų būdavo, tie žaidėjai tokie, kaip pasakyti, alkanitus pergalių siekdavo, mes irgi nežinau, ta rinktinė yra mums daug reiškia, kaip pasakyti, tiek lietuviam, tiek žaidėjam, tai aš tikiu, kad tikrai atiduos visas jėgas ir nepaliks kažko atsargoj, viską paliks aikštelį. Kad tavo žodžiai Dievui į ausį. O mes dabar keliaukim prie mūsų antros dalies. Ačiū visiems stebėjusiems pirmą dalį. Mes keliamės prie Žalgiris Insider prenumeratorių klausimų. Ir priminsiu, kad būtent mūsų pašnekovams ir gali klausimus užduoti Žalgiris Insider prenumeratoriai. Taigi kviečiame visus keltis ten, o jeigu dar nesate prenumeratorius, būtinai juo tapkite. Gerai, Laurinai, aš tau jau minėjau labai trumpai prieš mūsų pokalbį, kad tau reiks išrinkti geriausią klausimą. Turim įvairių klausimų apie visokius dalykus. Jeigu kažką jau būsim palietę, tai galim trumpai, atsakyti. Ir Riko tavęs klausia. Sveikas, Laurinai, su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduri gyvenime dėl savo duomenų, ūgio, batų dydžio ir panašiai? Yra reikalų ar ne?